Jei paprašytume tikinčiuosius įvardyti tai, kas jiems sunkiausia, daugelis atsakytų, jog tiksliai nežino, kokia Dievo valia jų gyvenimui. Šiandien prisiminsime, kad Viešpats niekada neplanavo, kad jo valia liktų paslėpta ir nežinoma. Tiesą sakant, dauguma mūsų klausimų apie Dievo planus žmogaus gyvenimui jau atsakyti šventajame rašte. Kai gyvenate taip, kaip norite, gaunate tai, ko norite. Toks yra gyvenimas be Dievo. Ką jums reiškia frazė Dievo valia? Daugeliui žmonių tai visiškai bereikšmiai žodžiai, reiškiantis, kad visagalis Dievas užsiima nežinoma veikla. Tačiau tikintiesiems Dievo valia yra itin svarbi kasdienio gyvenimo dalis. Ją turėtume atsižvelgti priimdami net ir menkiausią sprendimą. Kiekvieną kartą, kai esame gundomi, turėtume pasidomėti, kokia Tėvo valia ir koks sprendimas jam patiktų. Tie, kas pasitikė Jėzumi Kristumi kaip savo gelbėtoju, žino jo, kad ir kokia bebūtų Tėvo valia, ji visuomet yra pats geriausias sprendimas. Deja, kartais net tikintieji tuo abejoja. Jie mano, jog Dievo valia tai šiokios tokios žinios apie jį, kurios yra patikimos tik ypač dvasiškiems žmonėms. Toks požiūris visiškai neteisingas. Kiti Dievo valią supranta taip, kad jis visuomet prašo to, ko žmogus nenori daryti. Toks požiūris itin populiarus. Žmonės mano, kad Dievo valia labai sunki ir atgrasi. Visa tai netiesa net ir tuo atveju, kai ji mums nepatinka ir mes su ja nesutinkame. Iš tikrųjų, Dievo valia yra jo planas ir ketinimas kokiam nors konkrečiam laiko momentui ir situacijai. Kita vertus, Dievo valia tai ir visa kūrinyje apimantis planas bei tikslas ir žmogaus pašaukimas gyvenime. Kiekvieną kartą prieš priimdami sprendimą turėtume žinoti Dievo valią ir jo ketinimus. Jok žmogus jos mums nepasakys, o jeigu ir mėgins, tikriausiai tuo abejosime. Deja, patys esame greiti patarti. Dievo valia labai aiškiai išdėstyta šventajame rašte. Pirmose laiško romiečiams skyriuose apaštalas Paulius apibūdina nusidėjėlio žmogaus būklę. Jis sako, kad žmonija visiškai pražuvusi. Romiečiams 3 skyriaus 23 eilutėje parašyta: nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. 6, 7 ir 8 skyriuose Paulius kalba apie gyvenimą dvasioje. Jis sako, kad nėra pasmerkimo tiems, kurie tiki. Laiško romiečiams 8 skyriaus 1 eilutėje skaitome: taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. To paties laiško 9, 10 ir 11 skyriuose apaštalas Paulius rašo apie tai, kaip Dievas elgėsi su Izraelio tauta ir kaip jis jai suteikė savo malonę. Nuo 12 skyriaus iki laiško pabaigos kalbama apie krikščioniško mokymo taikymą gyvenime. Paskaitykime laiško romiečiams 12 skyriaus 1 ir 2 eilutės. Dėl Dievo gailestingumo raginu jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Atkreipkite dėmesį, kad apaštalas Paulius ragina ar net maldauja, kad gyventume pagal Dievo valią. Apeliuodamas į Dievo gailestingumą, jis prašo aukoti savo kūnus kaip gyvą auką. Paulius pats patyrė Dievo gailestingumą ir malonę, dėl to ragina ir šio laiško skaitytojus pažvelgti į savo gyvenimą ir pamatyti Dievo gailestingumą, gerumą, malonę ir atlaidumą. Dievas nesuinteresuotas mūsų
teisti, pasmerkti ar bauginti. Jis rodo meilę, gerumą ir malonę. Laiške Romiečiams 12 skyriaus 1 eilutėje Paulius ragina aukoti savo kūnus kaip auką Dievui. Senajame testamente skaitome, kad už nuodėmes atnašaujamam avinėliui perpjaudavo gerklę ir praliedavo kraują. Po to ant aukos uždėdavo rankas ir išpažindavo nuodėmes. Tai būdavo įgyjamas atleidimas. Atnašaujančiojo nuosavybė, avinėlis, pereidavo Dievo žinion. Laiške Romiečiams 12 skyriaus 1 eilutėje sakoma, kad savo kūnus turėtume atiduoti Dievo valiai jo ketinimams ir planams. Jis mus sukūrė, dėl to mes jam priklausome kaip kūriniai priklauso kūrėjui. Antra, visi tikintieji yra Dievo nuosavybė, nes jis juos išpirko. Jis mus išgelbėjo iš mūsų nuodėmių. Dėl to apaštalas ragina aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, kaip dvasinį garbinimą. Deja, dažnas gali prisipažinti, jog jei ir aukodavo save, tai ant altoriaus vėl atsikeldavo. Kitaip tariant, norėdavome paaukoti savo gyvenimą, tačiau greitai vėl jį susigrąžindavome. Atsiduodavome Dievui, bet po to vėl nusisukdavome. Visi norėtume, kad atsidavimas Dievui būtų vienkartinis veiksmas, trunkantis visą laiką. Deja, taip nėra, nes visi esame žmonės ir gyvename kūne, kuris priešinasi viskam, kuo tikime. Savo kūnus Dievui turime aukoti nuolat, tai yra, turime atsisakyti teisės patys valdyti savo gyvenimą. Mielas bičiuli, tai pati sunkiausia krikščioniško gyvenimo dalis. Niekas nenori to girdėti ir tai suprantama. Aukodamiesi turime remtis tik patirtą Dievo malonę ir gerumu. Jis mus išgelbėjo, apvalė, pašventino, sutaikė, išteisino, išpirko, pašlovino, atsakė į mūsų maldas, tenkino mūsų reikmes ir širdies troškimus. Taigi, remdamiesi jo malonę, gerumu, meilę ir gailestingumu, galime aukoti save ir atsiduoti jam. Tai reiškia atsisakyti teisių į savo gyvenimą ir jas perleisti Dievui. Jaunuoliai dažnai mano, jog vieną dieną bus išgelbėti. Tačiau Dievas niekada nesako, kad dar yra laiko, kad išsigelbėti galima rytoj arba kurią kitą dieną. Jis visą laiką pabrėžia, kad šiandien yra išgelbėjimo diena. Dievas nori, kad žmogus visą savo gyvenimą atiduotų jam. Aišku, tai nereiškia, kad mes nenusidėsime, bet veikiau parodo, kad mūsų širdis nukreiptos Dievo link. Mes trokštame jam paklusti ir vaikščioti jo keliais, sužinoti jo valią ir pagal ją gyventi. Visi nusidedame, puolame, keliamės, einame pirmyn ir pasitikime Dievu. Juk tik taip dvasiškai augame ir bręstame. Viena yra paaukoti ką nors kitą, o visai kas kita ant altoriaus atnašauti save, savo kūną, sielą, dvasią, protą, valią ir jausmus. Ko Dievas iš mūsų pareikalaus, jei visiškai jam atsiduosime? Juk daugelis norėtų atsiduoti Dievui, bet baiminasi jo reikalavimų. Na, o šio gyvenimo filosofija tokia. Gyvenk be Dievo ir daryk viską, kad geriau pasijustum ir atrodytum. Žodžiu, daryk viską, kas patenkins ir suteiks malonumą. Žmonės mano, kad galbūt Dievas ir yra, tačiau jis ten kažkur toli. Jie jo nemato, nejaučia ir negali paliesti, dėl to teigia, gyvenk ir naudokis visais malonumais. O jei Dievas ir yra, tai jiems jo nereikia. Taip mąstantis gyvena taip, kaip nori. Mielas bičiuli, kai gyvenate taip, kaip norite, gaunate tai, ko norite.
Toks yra gyvenimas be Dievo. Na, o gavę tai, ko norite, turite sumokėti baisią kainą. Patirite nusivylimą, neviltį, širdgėlą, netenkate ramybės ir džiaugsmo. Dievas ne vieno žmogaus nesukūrė gyventi nežinioje, bet kiekvienam yra numatęs savo planą. Taigi tik klusnumas Dievui patenkins mūsų širdis. Siekiant pažinti Dievo valią, labai svarbu išmanyti jo žodį. 119 psalmėje nuo 12 iki 17 eilutės parašyta: Būk pašlovintas Viešpatie, išmokyk mane savo įstatų, kartoju lūpomis visus tavo burnos sprendimus. Džiaugiuosi tavo kelio įsakais, kaip visais turtais. Gilinuosi į tavo įsakymus ir įsižiūriu į tavo kelius. Mėgaujuosi tavo įstatais, paisysiu tavo žodžio. Būk dosnus savo tarnui, kad galėčiau gyventi laikydamasis tavo žodžio. Ir nemėgdžiokite šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo mąstymą, kad galėtumėte suvokti Dievo valią, kas gera, tinkama ir tobula. Kai visiškai atsiduodame Dievui, nesileisime lipdomi ir formuojami pagal šio pasaulio standartus. Mes krikščionys gyvename pasaulietinėje visuomenėje ir ji daro mums įtaką bei formuoja vertybės. Deja, dažnai to nepastebime, dėl to turime atnaujinti savo mąstymą. Šventoji dvasia keičia mūsų širdis. Kai patikėjome Jėzumi Kristumi kaip savo asmeniniu gelbėtoju, buvome išvesti iš sudėtingų situacijų ir aplinkybių, bei išgelbėti nuo širdgėlos ir žalingų įpročių. Tačiau mums visiems reikia pasikeisti. Na, o šį procesą mūsų gyvenime vykdo šventoji dvasia. Bet vien jos dalyvavimo nepakanka. Dalyvauti turime ir mes patys. Kaip rašo apaštalas Paulius, pasikeisti galime atnaujindami savo mąstymą. Leiskite šventajai dvasiai pakeisti jūsų gyvenimą, kad taptumėte panašus į Dievą kaip jo vaikai ir per jūs galėtų reikštis Jėzus Kristus. Jei gyvename dievotai, pasiduodame tėvui ir darome tai, kam jis mus pašaukė, prie šio pasaulio niekaip nepritapsime. Nūdien daugelis krikščionių siekia būti priimtini pasaulio akise ir jam įtikti, tad noriai keičia savo gyvenseną. Tai labai pražūtinga ir pragaištinga. Juk būdami krikščionis turėtume ne su šiuo pasauliu tapatintis, bet nuo jo atsiskirti. Tačiau mūsų nedoroje ir bedieviškoje visuomenėje taip gyventi yra itin nepopuliaru ir reikalauja daug drąsos. Kai visą savo dėmesį sutelkiame į Dievą, mūsų niekas nenustums nuo tiesos kelio ir pasaulis mūsų nemodeliuos pagal save. Jis mūsų nemėgs ir nepageidaus matyti tarp savų. Tačiau giliai širdyje pasauliečiai tikrai mus gerbs už įsitikinimų tvirtumą. Juo labiau jums neverta pulti ar nemėgti pasauliečių. Tegul jie smalsauja, kalba, ką nori, o jūs ir toliau gyvenkite dievotai Kristuje Jėzui. Tik nesileiskite jų formuojami ir lipdomi. Tikrai didžiausias iššūkis žmogaus gyvenime yra paaukoti save patį, savo kūną, sielą ir dvasią, mintis, jausmus, kaip gyvą ir šventą Dievui patinkančią auką. Tai reiškia, kad visą savo esybę turime atsiduoti Dievui. Didesnio iššūkio nei šis gyvenime nėra. Meldžiu, kad kiekvieną savo gyvenimą patikėtų tau ir pamatę savo bergždžias pastangas šauktųsi tavęs bei tavo valios išsipildymo.